Visiems geros dienos. Šiandien darysim ekonomišką prancūzišką sriubą svogūnų. Reikės svogūnų, duonos, pasikepsim sūrio, sviesto ir buljono. Taip kad žiūrim. Pirmoje eilėje susipjaustysim svogūnus. Pjaunam per pusę ir reikialim. Nu, svogūnus turim susipjaustę. Nu, čia užsipilam biškį truputį aliejaus, alyvuogių ar kitokį. 20-30 gramų. Mililitrų tiksliau. Ir įdedam 40-50 gramų sviesto. Nu, sviestas ištirpo ir ant vidutinių dujų kepsim, troškinsim mūsų svogūnus. Įdėsim visai nedaug druskos, todėl kad darysim su buljonu, pilisim buljoną ir česnako džiovinto. Ir dabar ant vidutinių dujų paliekam tegul pakepa troškinas. Nu, o čia pasidėsim, paskrudinsim duonikę. Verčiam duoną. Duoną turim. Mūsų svogūnai jau pradeda karamelizuotis. Geras ženklas, mums taip ir reikia. Dabar čia įdedam vieną šaukštelį nepilną miltų. Ir čia turim vištienos buljoną, litrą. Galima visą nepilti, kas kokį tirštumą nori. Mums užteks jau. Nu, va, tuoj užvirs. Paverdam minutę, įjungsim lauk. Nu, mūsų svogūnų sriuba jau užvirė, pavirė. Galima įjungti lauk. Taip, čia turim molinį indelį. Pilam mūsų svogūnų sriubą. Sudedam mūsų keptą duonytę ir užbarstom gausiai tarkuotų sūrio. Iššaunam jurgį ten 5-6 minučių. Nu, turim savo sriubytę, svogūnų sriubą, užbarstom truputį petražolę. Čia gavom pasaka. Visiems skanaus, visiems prie stalo ir iki sekančio.